Reikia įspręsti tiesinių lygčių sistemą. Na, o čia yra parašyta, kaip atsakymai mūsų sistemoje įvedami. Geriausiai atsakymus įrašyti vat štai taip, skaičių poromis. Taigi sprendžiu sistemą keitimo būdu. Iš pirmos lygties aš išsireikšiu, kad mano x yra lygus 3y minus 10. Ir vat štai šitą išraišką įrašysiu vietoj x į antrąją lygtį. Y kvadratu minus x, tai nepamirštu pakeisti ženklus, minus 3y plus 10 bus lygų 10. Perkeliu į vieną pusę ir gaunu tokią sutrumpintą kvadratinę lygtį. Nepilną kvadratinę lygtį reikėtų sakyti. Y kvadratu minus 3y lygų 0. Y išsikeliu prieš skliaustus ir dabar gaunu dvi y reikšmės. Pirmoji reikšmė 0, antroji y minus 3 lygų 0, tai y antroji reikšmė bus lygi 3. Reikia apskaičiuoti x reikšmės. Šias y reikšmės vieną po kitos įrašau štai į šitą žalią lygtį. X pirmoji reikšmė bus 3 kart 0 minus 10, taigi x pirmoji reikšmė lygi minus 10. X antroji reikšmė bus 3 kart 3 minus 10, taigi mano x antroji reikšmė bus minus 1. Atsakymą parašau štai taip. X pirmoji minus 10, y 0 ir minus 1, 3. Pamiršau, kad mūsų sistemoje mes negalim rašyti jokių žodžių, tai žodį atsakymą nuvalau. Vat štai toks atsakymas, nes jeigu įrašysit žodį, mūsų pijus gali ir nesuprasti. Uždavinys išspręstas.